Skubi žinia. Maskvos Teherano ašis rodo skilimo ženklus pačiu jautriausiu krizės momentu. 2026 m. balandžio 20 d., kai Iranas bando reaguoti į JAV karinį ir ekonominį spaudimą Hormūzo sąsiauryje, konkrečiausias Rusijos žingsnis nebuvo sąjungininko apsauga, o personalo išvedimas iš strateginės branduolinės įrenginio. Ir tuo pačiu metu stiprinti retoriką, kad gali užimti Irano paliktą vietą energetikos rinkoje. Kitaip tariant, pačiu blogiausiu momentu Iranui Vladimiras Putinas palieka Iraną ir siekia rūpintis tik savo interesais. Kas nutiko? Iš esmės Bušerio atominė elektrinė pietų Irane tapo aiškiu šio posūkio simboliu. Rusijos valstybinė branduolinė bendrovė Rosatom jau nuo karo pradžios ėmė atitraukinėti savo darbuotojus, o balandžio 2 dieną pranešė, kad paprašys Jungtinių valstijų ir Izraelio gerbti pauzę, kad galėtų užbaigti dar daugiau specialistų evakuaciją. Po 2 dienų Reuters pranešė apie dar vienas 198 darbuotojų išvykimą. Kitaip tariant, kai situacija tapo pavojingesnė, matomas Rusijos veiksmas buvo užtikrinti saugų išėjimą saviems, o ne paskelbti griežtą atsaką ginant Teheraną. Kas yra viso to centre? Vladimiras Putinas, Rosatom ir Irano vadovybė, kuri dabar mato, kaip istoriškai svarbus partneris mažina savo buvimą būtent tada, kai spaudimas didėja. Kur tai turi didžiausią reikšmę? Bušeryje, bet taip pat ir visoje Irano pakrantėje, kuri priklauso nuo energijos srautų ir maršrutų Persijos įlankoje. Šis aspektas yra lemiamas, nes Bušeris nėra periferinė smulkmena. Įrenginį pastatė rusai, jis veikia su stipriu Rusijos techniniu dalyvavimu ir visada buvo laikomas Maskvos ir Teherano bendradarbiavimo simboliu. Rusija ištuština šį personalą, politinė žinia yra sunki. Žinutė, kuri pasiekė Iraną, nėra apie bendrą saugumą, o apie nuostolių ribojimą. Kodėl? Iki šiol vieši faktai rodo, kad Rusija imasi veiksmų siekdama apsaugoti savo žmonės, diplomatinę erdvę ir komercinę poziciją, o ne atvirai ginti Iraną. Teheranui tai atrodo kaip apleidimas. O politinėje srityje tai aiškus apleidimas. Toks apleidimas kritiniu metu dažnai laikomas išdavystė. Tuo pačiu metu Maskva pradėjo kalbėti taip, lyg jau matytų galimybę chaoso akivaizdoje. Balandžio 7 dieną Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas pareiškė, kad suirutė artimuosiuose rytuose atvėrė naujų verslo galimybių Rusijai. Balandžio 15 dieną Pekine Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi kompensuoti Kinijai energijos išteklių trūkumą, kurį sukėlė krizė. Tai svarbu, nes parodo, kaip Rusija pradėjo save pristatyti. Ne kaip Irano skydas, o kaip alternatyvus tiekėjas tiems, kurie liko pažeidžiami dėl šoko Hormūze. Kaip tai vyksta? Per energiją. Jei Irano nafta susiduria su daugiau kliučių, Rusijos nafta įgyja daugiau politinės ir komercinės erdvės. Ir šis pokytis neapsiribojo vien kalbomis. Reuters pranešė, kad Sinopec, Kinijos naftos perdirbimo milžinė, įsigijo rusiškos naftos krovinių, kad pakeistų dalį tiekimo iš artimųjų rytų būtent dėl padidėjusios rizikos Hormūzo sąsiauryje. Reportaže taip pat buvo pabrėžta, kad įmonė paprastai apie pusę savo naftos gauna iš artimųjų rytų ir tapo ypač pažeidžiama dėl beveik uždaryto sąsiaurio. Kas dėl to nukenčia? Iranas, kuris priklauso nuo energijos eksporto ir kurio pagrindinė pirkėja yra Kinija, kas įgyja daugiau galimybių. Rusija, kuri pasirodo kaip tiekėja galinti užpildyti dalį šios spragos. Išdavystės jausmas kyla ne iš teatrališkos frazės, o iš to, kad Rusija pasitraukė iš Irano teritorijos ir tuo pačiu žengia į rinką, kurią Iranas rizikuoja prarasti. Tuo tarpu krizė Hormūzo sąsiauryje vėl paaštrėjo. Reuters pranešė, kad Iranas sugriežtino kontrolę sąsiauryje, vėl pradėjo vadinti Amerikos blokadą piratavimu ir pasirodė pranešimų apie apšaudytus laivus. Indija, pasak to paties pranešimo, iškvietė Irano ambasadorių dėl apgadintų Indijos laivų. Jau balandžio 20 dieną situacija dar labiau pablogėjo. Jungtinės valstijos sulaikė Irano krovininį laivą, kuris, pasak Vašingtono, bandė pralaužti blokadą, o Teheranas atsakė, pažadėdamas atsakomąsias priemonės. Dabar, kai laikinas ugnies nutraukimas pasiekė pačią trapiausią stadiją,
Kaip ir su karinė perėmimu, jūrų blokada, naujų atakų grėsme ir susilpnėjusiamis dėrybomis, Iranas yra spaudžiamas iš išorės, sąsiauris užveržtas, o Jungtinių valstijų naujos puolimo rizika išlieka. O iš vidaus mato, kad Rusija nesielgia kaip sąjungininkė, pasirengusi kartu prisiimti šį konfliktą. Priešingai, Kremlius išlaiko diplomatinę retoriką, tačiau realūs veiksmai rodo ką kitą. Darbuotojų atitraukimas, energijos teikimas Kinijai ir komercinis krizės vertinimas. Paprasta kalba tariant, Teheranas kraujuoja, o Maskva ieško geriausios pozicijos prie stalo. Tai nėra abstrakcija. Tai yra politinis vaizdas, kuris susidaro, kai karo partneriui reikia paramos, o vietoj to jis gauna šaltą apskaičiavimą. Kinija suvokia šią riziką ir bando stumti situaciją link Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir dėrybų. Balandžio 13 Pekinas pareiškė, kad sąsiaurio blokada prieštarauja tarptautinės bendruomenės interesams. Balandžio 20 po Irano krovininio laivo sulaikymo Kinijos užsienio reikalų ministerija pavadino Amerikos veiksmus priverstiniu perėmimu ir paragino šalis elgtis atsakingai. Tuo pačią dieną Xi Jinpingas pokalbyje su Mohamedu bin Salmanu pasisakė už tai, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras įprastai laivybai. Tai atskleidžia dar vieną problemos sluoksnį. Net ir šalis, kuri daugiausiai perka Irano naftos, dabar siekia išlaikyti laivybos srautus ir stabdyti eskalaciją, o ne stoti į konfrontaciją Teherano pusėje. Iranas tampa dar labiau izoliuotas. Ir kodėl visa tai taip svarbu? Nes karas nebėra tik karinis. Jis tapo ir kova dėl rinkos, įtakos bei ekonominio išlikimo. Reuters parodė, kad eismas per Hormūzą vėl beveik sustojo. Per šį pirmadienį vos 3 praplaukimai per 12 valandų. Ir kad naftos kaina pakilo beveik 5 procentai, nes kilo baimė dėl paliaubų žlugimo. Kai pasaulis mato sustojusius laivus, išaugusias rizikos priemokas ir įstrigusias dėrybas, kiekvienas gamintojas bando užimti savo vietą. Rusija jau aiškiai parodė, kad nori būti ta, kuri užims tą vietą. Iranas savo ruožtų turi parduoti, turi kvėpuoti ir turi įrodyti, kad vis dar kontroliuoja dalį žaidimo lentos. Tačiau kuo labiau blokada stiprėja, tuo labiau silpnėja jų pozicija. Galiausiai klausimas, kas ką išdavė, gali netapti stiprią antraštę. Tačiau tai, kas iš tikrųjų svarbu, yra matomi veiksmai. O štai kokie šiandien matomi veiksmai. Rusai traukėsi iš Buhero, Maskva sako, kad gali aprūpinti Kiniją, Kinijos naftos perdirbėjai didina rusiškos naftos pirkimus, Hormūzo sąsiauryje vėl kyla įtampa. Ir Iranas žada atsaką po to, kai Jungtinės valstijos sulaikė jų krovininį laivą. Balandžio 7 dešinį paskelbtos paliaubos, dabar kyla grėsmė. Dėrybos Islamabade prarado pagreitį, o Donaldas Trumpas jau nurodė, kad blokada tęsis net ir be garantijos, jog paliaubos bus pratęstos. Tuo metu, kai Teheranas labiausiai to reikia, Maskva atsitraukia, kalba kaip pasaulinė ofekėja ir silpnumas sąjungininko paverčia galimybę. Todėl ši istorija ir sprogsta su tokia jėga. Kalbama ne tik apie rusų pasitraukimą iš Teherano. Tai apie tai, kad Iranas pačiu blogiausiu metu sužinojo, jog yra labiau vienišas nei atrodė.